Mes keturi avantiūristai nusprendėm, kad mes per daug užsisėdėjom ir mums atsibodo trainiotis garaže, tvarkyti ir nesutvarkytos Audi. Bet nusprendėm, kad reikia veiksmo ir išvažiuoti kažkur toliau ilgesniam laikui. Ir taip atsidėkosim jum už 5000 prenumeratorių. Pasiskirsim komandom, Deividu su Marium yra su Justu. Nusistatėm biudžetą mašinom iki 500 eurų, o kad būtų įdomiau, nusprendėm važiuoti tik miškais, laukais ir žvyrkeliais. Žinoma, asfalto išvengti nepavyks, bet stengsimės, kad jo būtų kuo mažiau. Nieko daug nesuplanavę, pradėjom ieškotis mašinų, nes tam turim tik vieną dieną. Tad kaip mums seksis, žiūrėkite toliau, nes šios kelionės bus 5 serijos. Nu ką, hebrytė, jau važiuojam pirkti automobilio, radom. Tuoj pamatysit ką, tai yra. Biškį trumpai informacijos. Ką? Galiu pasakyti, kas jie yra. Akumo pasilieka, neturim akumo. Tai pasimėm dabar, ką aš turiu iš namų. Kelias akumas, bet nežinau, kas yra gyvas. Po to, sakė, genero dirželį lygtis numetė. Oba. Jo, tai genero... O kodėl jį numetė? Tai va, nežinau. Galimai sako, kad gali būti kažkas kreiva. Nuvažiuosim, pažiūrėsim. Vaire? Ta prasme vaire. Kas vairas kreivas, kas kreiva? Kažkas kreiva, kad jį numeta. Ai. Škyvas blogai suka. Gerai atrodo, hurė. Tai važiuojam, pažiūrėsim, nes yra ta mašina visai netoli mūsų. Jo, tai... čia pas mus vieta. Pažiūrėsim, jei ne, tai tada reikės važiuoti kitur. O konkurentai, jau irgi mačiau varo varianto pirktai. Tai tikiuosi neprasilenksim, nes jie ir kažkur čia vietoj, sakė, rado. Bet aš turiu žinią, kad jiem reikia akumuliatoriaus. Jie man rašė, sako, gal turi eiti į akumuliatorių. Tai jūs tai ką darom? Ar duodam? Mes konkurentai. Mūsų komanda ir tokios mamos. Mes visko pasirūpinam, ta prasme, savo, aišku, ne jais. O jie bus tokie, aš jaučiu atvažiuos. Tiesiog po sumuštinį delną, čia. O tai jie gal vyrai virvę turit, gal kirvį vyrai turit. Nu tai va, bet mes nieko neduosime. Tai pirmoji dienoj bus pirma kliūtis Mariui. O tai mes neturim. O tai 3 kartus valgyti yra mažai Mariui. O tai čia kaip dabar daryti? Tai ko tu čia sustoji? Kas tau yra? Pamiršau, ar draudimą įsipirkau ir ar technikinė galioja. Taigi yra Karavon programėlė. Prisijung, parsisiųsk į telefoną, matysi visus dokumentus, technikinius draudimus, viską. Jeigu neturi draudimo, galėsi ten per programėlę viską pasimt. Tai ar sunku yra? Kas, aš nesuprantu, ko tu čia stabdai vidury kelio? Jo, ką dar? Gal už parkavimą eina susimokėt? Tai ne tik, kad ir už parkavimą susimokėt galėsi, bet ir aš tau dar atsiųsiu į telefoną QR kodą, tai nemokamai parsisiųsi programėlę ir kad man užpildytum įvykio deklaraciją, nes sumaitų į mano automobilį ir tavo draudimas padengs man žalą. Dar iš tikrųjų yra toks dalykas, jeigu pasinaudosi plojam nuolaidos kodu, tai dar galėsi ir istoriją pasitikrinti savo automobilio. Tai tikrai verta programėlė dėmesio, parsisiųsk ir daug kur tikrai ją panaudosi. Jo, viskas čia kaip ir gerai būtų, bet greičiausiai, kad už žalą turėsiu aš atlyginti savo piniginiais, nes draudimo aš neturiu. Nu ką, važiuojam pirkti savo projekčiukų. Dar neaišku, ar pirkti, bet važiuojam apsižiūrėti pirmo variantą. Galiu pasakyti tik tiek. Mes buvom radę Pežą 406, bet sakė, kuris įvažiuoja, bet visiškai supuvus, be techo. Bet ten, žodžiu, lavonas tą mašiną, tai už metalo kainą atiduotų. Tai mes kaip ir derinom tą Pežą, bet vakar sužinojom, kad vietiniai žmonės, mūsų bendras pažįstamas. Įsišnekėjom netyčia. Tiesiog netyčia, va taip gavos, kad įsišnekėjo, kad turi Volkswagen Polo. 1.2 variklis benzininis, mechanas, su techu dar metam. Su kondiške. Su kondiške veikiančia. Su žieminėm padangom gerom. Čia, variantas achujienas ir atiduoda už metalo kainą. Jo, kažkas su starteriu tipo nesikuria, tai pažiūrėsim. Jeigu ten, tik, ta prasme, išsiaiškinsim, ar starteris kaltas, nes jinai yra mechaninė, tai mes gal ją užtumsim. Jeigu jinai užsikurs lengvai užtumiama, tai reiškia tikrai starteris bus kaltas, ar koks pendeksas, kažkas pažiūrėsim. 350 eurų. Atvažiavo, man atrodo. O po to bus matyt, kiek reikės. Ne 350, o 300. 300, bet kai trauksiu. Bet dar dėrėta čia? Nieks čia dar nedėrėta. Čia dar nieks nedėrėta. Bet aš nežinau, kur galima dėrėtis. 2 PM. Už 2 PM, o pinigų turim? Aš tai pasėmiau. Aš 100 PM pasėmiau. O drug maštą reikės per žodžią atvažiavom.
prie mašinos. Sakė, čia numetė genero diržą. Dėl ko? Niekas nežino. Sparnas. O sakykit, savaitę laikys tas automobilis? Žodžiu, žiūrėk, kur mėgosi. Seni pažymi šelinai. Gumbuoti. Nu gal užsiek, bet tai gali daugiau protektorius. Priekį iš vis nėra. Reikės sukeisti vietom. Iš gal permis į priekį. Bagažinį nauja. Vis tai tu čia mėgosi. Aš palapinė mėgosi. Turi palapinę. Liuzo paskirim, tai nauja. Tai gerai, nereikės man. Yra pakilpukė. Kilputė. Nieks gal nešvyčia. Ridaus. Ir. Ridaus pakankamai. Bet šiaip toks nieko. Golfas kaip golfas. Kaip visi golfai. A būtų galima prasivažiuoti? Jo, žinoma, daryk. Lip tu tikrai. Lip, sako, į mašiną. Spardu eina. Traukia visai. Tai užgėsiu? Jo, įsikrovi. Ne, klemą pajudėjau. Atsidaryk. Gerai, Nelakstyti. parlėksim. Ką mastai Eitvydas? Palauk, ką čia mąstyti? Nežinau. Sakiau netrinku. Triperį, tai triperį, bet gal netokį, na. Bet takumas išimtas, viskas normaliai. Saugūnai va padžiauti. Kodėl tu manai, kad starteris? Nes... Kas darosi su jie? Kabina, nedakabina, nesuka. Atgėlės. Kuriant. Ai, kuriasi? Nesikūrė. Nedakabina. Prasme, suka ir neužsikuria. Jau dabar nei nesuka, žinai. Dabar jau net nesuka gal, nežinau. O kiek jinai laiko stovi? Lokalės, aš žinau. Taigi specialiai račniko nepraukio, kad nepraradiu. Tai jinai pusę metų realiai stovi. Jo, pusę metų, tai tikrai, jau daugiau. Gal biškai ir prirudėjus. Pala, tuoj pat. Pala, aš iš čia dar pagriebsiu. Jo, nieko. Ai, čia kumas išimtas. Ai, kumas. Ten visą kitą tai viduj su, nes, žinai, tas... Čia panašu, kad... Va, čia ne. Čia kaip geras. Kai supras čia. Apsauga su visu filtru. Dar taip nematė. Dar taip nematė. Nėra net jokio takšto. Berės gal starteris iš tikrųjų. Šitas beveik visada suveikia. Nu dabar. Tas pats, ne? Starteris apie 20, mačiau. Nu, 10-20 kainuoja. Kodėl nevažiuojam? Kokį sakė vardą duosi mašinai? Lenkas. Lenkas? Nes polekas. Polekas, Lenkas. Ne, nu polekas. Nu tai Lenkas, polek, nu. O tu Ai. nesupranti. Mažas Supratau. vaikas. Supratau. Varom! Nu jo, labai gerai nutrūko virviai. Auč. Aik tu. Gerai, kad nesu visą kilpą dara. O kas tam gaidžiai? Net arba sankabą praslydinė, arba nežinau. Įmuši, jeigu antrą bėgį, paleidi sankabą, čiuožia ratai, neprasisuka. Įmuši penktą bėgį, atrodo kažkas prasisuka, bet nežinau. Karočią, situacijos update'as, važiuojam iki Deivido namų, pasimsim visų reikalingų įrankių, purškalų ir visų kitų nesąmonių ir grįšim, bandysim kažką su juo padaryti. Lemba dar taip nematęs, ta prasme, arba sankaba silpna labai, arba nežinau, nes bandant kurti ant buksyro, jeigu mažesniu bėgiu, tai čiuožia ratai,
O jeigu didesni bėgių, tai sankapas lysta. Jo, atsivešim įrankių, bandysim gal žvakės kokias išsisukti, pabandysim prasukti variklį. Pažiūrėsim, ar bent jisai sukasi, ta prasme. Nu, blogiausiu atveju turim dar vieną variantą, irgi Volkswageną. Irgi iš tos pačios Chebros įsikalbėjom, kad yra, tai jei ką dar važiuosim tą pasižiūrėti. Žodžiu, įsimetėm įrankių komplektą. Deividas persirengė, yra labai nusiteikęs darbui šiandien. Reikia užkurt. Blemba. Mobilus servizas. Sėmėm akumą šmirsiuko. Šito. Ir lėkiam. Deivas dirbi. Greičiau galima. Labai. Todėl. Pažiūrėk, buvo. Ką pažiūrėt? 3 cilindrų kartingas. Tai dar čia tilptų antras variklis šalia. Deivas bando variklį prasukti. Košiais mažai valgė šiandien. Atsimuš. Čia į kitą pusę susi. Atsimuš. Variklį. Bet tai kaip jis galėjo taip užkalti tiesiog? Ai. Voštuvai iškritę. Matau voštuvus. Jo, voštuvai, ana cilindrės. Šitam cilindrė sukritę. Stringa, tai va dėl to ir stringa, nes atsimuša. Nu tai ką, viskas. Renkam kažką atgal, kažką nerenkam ir statom po pastogę vėl. Iš pirmo žvilgsnio lyg ir kaulinis Volkswagen Golf. Eisime ratus tos išvils foto garažą. Tai jo. Ir į miškus. Ar kondiškiai yra svarbiausia? Blet, nėra kondiškiais. Ai, ekontas turbūt kondiškiai. Nu tikiuosi. Bet tai čia nėra tos salonas toks baisus, kaip įsivaizdavau. Ne, ekon. O, liukas yra. Full complectation. Pažiūrėsim, kiek atiduos. Nu tai Deivis, kuriam, ką darom? Ko stovim, ko žiūrim? Atėjo savininkas, jau leido užkurti. Test drive. Nu tai ką čia, va, pelėsiukas biški viduj. Rida 274 tūkstančio. Čia sakė, kad gyveno pelės. Tai gerai, turėsim gyventi. Gal kažkur pasigoręs savęs. Oba. O, čiužinys iš karto patiestas. Rapala! O kepurę galima pasilikti? Gali. Gerai. Ir svarstyklės, va. Tos irgi atsilenkia galinės ir priekinės, žodžiu, čia ledas, viskas tvarkoj. Liukas yra, va. Tik pelėsiuką reiks įsivalyti. Varom, tada pasidarysim tas drive'ą ir bus matyt, derinsim kainą. Kaip ležė dabar lėksim pralėk, nes nelabai norim ant to pelėsio sėsti. Pagal mane tai čia kondiškiai yra, bet tiesiog jinai nešaldo ir pagal tą užimą tai sprendžiu, kad čia nėra freono tiesiog gal. Nes, nu va, pati papu. Bet tai dar neaišku, ar pirksim, nes žmogus nori 400 eurų, o mes nenorim tiek pinigų mokėti. Nu, trauka nepasižymė automobilis, tikrai. Ir mes atidarytą bagažinę dabar lėkiam. Ką manai apie 400, aš tiek net nepasiėmęs. Tau, kaip už to. Aišku, 5 golfas, žinai. Komentatoriai mūsų išėtin, sakys, debilai, 5 golfas už 400 tik paimti. Ne, nu, techo nėra, karačia. Ne, nu, tipo, jeigu ją būtų galima prikelti techo ir pravaryta, jo, jinai verta pinigų, bet mes ją apversim, tai mum jinai tiesiog neverta pinigų. Jo, nu, ta prasme, mūsų tikslas yra ją damušt. Ir kad mum atsakytų. Variklis geras šitas, ta prasme, tikrai iš variklio pusės jokių priekaištų, patikimi varikliai. Užstovėjau, sakėt, kiek čia 2 metus. Jo, išbrakšti iš Pusės karto. abarotą užsikūrė. Tegu bičias pasigalvoja, mes 2 PM pasiūlėm, už 2 PM nupirktume. Tai pasiūlėm... Ir su spoileriu, o dar ne bagažinė, karačiai. Žodžiu, šiandien mum kol kas nelabai sekasi. Pasižiūrėjom tą 5 golfą, žmogus vis dėlto kainos nuleist nenori, 400 yra galutinė, vienai be techo, pandiškiai kaip ir nelabai veikia, bagažinė neužsidaro, pelėsi salone, vienu žodžiu.
Jinai mums tinkama, bet iki 300 eurų. Tai dabar išsikalbėjom su tuo pačiu žmogum, jisai pažįsta kitą žmogų, kuris turi irgi mašiną, čia žodžiu viskas per pažintį šiandien. Tai važiuojam dar vienos mašinos apsižiūrėti, vėl Golfo, tik šį kartą 4 ir su techu, kaina apie 500, sakė, tai nežinau, šiaip norėtume vis tiek, bet kokiu atveju mokėti mažiau, tai žiūrėsim pagal būklę, kaip kas ką kur ir tada spręsim. Žinot, ką reiškia šitos raidys, dar čia viena raudona buvus matomai. Telikas yra senina. Sportinis įdynės. Senė. Ką? Šitas vairas geras. Čia padangos naujos, visos 4 žeminės. Kaladžių dachuje. Ir jisai šiaip gyvas. Po solas, atingas viską. Aišku, supuvęs. Kondiškiai čia, kaip suprantu, yra ekon irgi parašyta, tai spėju, kad ir kondiškiai. Galioja techas. Metam. Metam. Žodžiu, kumas yra miręs. Tai įdėsim savo. Jau pasiruošę esam, vežiuojamės. Ir bandysim užkurt. Vadavė raktus, netgi 2 raktai, signalkiai, viso dėla. Bum, bam, bum. Rašo servis, kažkodėl užsirakino visos durys. Kažkoks poltergeistas. 290 000 rida. Bet patikrinsim dar per Carvertical gal. Nu čia, žinok, sportinis bolidas. Nori vairą pasakiau, tai iš pradžių tai lengvai sukasi, bet pasakau. Čia tai jau tiek, bet toliau, kai sakė. Eik, tu seni. Čia reiks dirbti. Nes atrodo, kad be stiprintuvo važiuojam, aš net jaučiu ant pačio vairo, kaip ratai pasisiu. Šiaip aš labai daug galvojau apie šitą, apskritai apie šitą projektą, kurį dabar darom, tai lemba pagalvojau iš tikrųjų, kad gal ir iš tikrųjų vertėtų investuoti daugiau pinigų tam, kad saugiai važiuotų, nes nebūtų smagu, jeigu vidury kelionės kažkurios vienos komandos mašina tiesiog užlinktų. Oi, tu durnas, tu įsivaizduoji, mes jeigu kara čia važiuosim ir užneš kažkur mus. Ir reikės greit vairiuką atsukti. Taigi atsuksi. Eisi tiesiai. Eik tu. Aš tau sakau, čia reiks padirbėti. Atėjo vakaras. Mes šiek tiek padailinome savo automobilį. Tu tai nesirodė, kad nematyčiau net aš tai. Tai biškiai, nu tai čia taip tiesiog minimaliai užrašėm, užrašėm, beleka, nupiešėm smurfo kepurę ant stogo. Ir čia va dar, ir viskas. Ir automobilis realiai užklijuojam lipdukus, išsisiurbėm vidų, kad būtų smagu miegoti toj mašinoj. Ir viskas. Šokam į rytojų ir lekiam, ne? Jo. Žodžiu, galim biškį apžiūrėti. Baronka, biškį nutrinta, turim dujnę. Nu. Aš tikiuosi, nu nors naivu tikėtis, kad čia veiks kondicionierius. Yra prikurtkė. Jinai patikrinam kažkiek veikia. Tiek į galę. Bet galia mums nereikia. Tai langai kaip ir mūsų kondicionierius gali būti šiandien. Ne šiandien, o šį projektą. Slenkščiai. O, čia skylė. Čia skylė, čia skylė. Aš nežinau, ar čia iš vis mes turim slenkščių. Ką radai? Visai neradau slenkščio. Ta prasme rimtai, ant tiek nėra. Ar žinai, kiek jisai turi kilovatų? Nu? Šiam 6. Šiam 6. Arkliukas, šiam 6 arklys. Ir tai čipuotas. Tai va, hibrytė, eisim paderint kainą. Dar slenkščius apsižiūrėti iki galo ir gal pirksim, ne? Greitas nupirkimas bus. Nu, ima? Problem yra biski. Nėra už kur pakelt. Kaip ratus pakeis reikės? Padangas naujas dėsim. Ale keuro čia. Bet rimtai keuro. Tai žinai, čia už 300 Tai va, apsižiūrėjom Golfą.
mum kaip jis ir tiktų, bet ten niuansų su dokumentais yra. Nes iš pirkūvo būtume pirkę, neaišku, ar ten žmogus jau perrašė, neperrašė. Tai jie sužino šitą visą informaciją, o mes į tą laiką, kad negaiš laiko, važiuojam apsižiūrėti kažką kito. Gal ten irgi nieko gero, nu tai grįšim šitą nupirksim, čia 300 eurų. Lekiam namo, paskambino dėl golfo, kad yra viskas tvarkos su dokumentais, viskas dar nepadaryta, tai važiuojam perkam. Varom, pasimsim golfą, tada siurbsim, sutvarkysim ir tada kažkokias Mes realiai jau sugalvom jam vardą. Mūsų bus ne golfas, o golpas. Golpas. Golpesteris. Ar kitą vardą galvojam? Reikia komandos pavadinimą sugalvotum savo. Nu tai gali būti ryštis ir su tuo pačiu, bet... Aš tai norėčiau sakyti, kad vien žvairas, kis normalus. Nu tai... Aš normalus. Lyg ir buvau kažkada. Ką manot apie naują Justo šukuoseną? Pasakykit, jam tinka ar ne? Jaunibliudukas. Tas barkodas ant priekinis. Tai čia barkodas nesmiegojo biškį darbe. Ta, mes jį biškį siurbliuosim, tvarkysim, nes jis biškį smirda jaučia, ne? Smirda ten. Tai gal, ar ten dėl to, kad tu sėdėjai? Ne, aš dar nebuvau įlipęs jau smirdėjo. Jo. Nu, žodžiu, reik naują Wunderbaumą nupirkti. Jo, juodą, kaip šitas. Pirksim juodą. Perduokit komentarus linkėjimus nuo mūsų Davidui ir Mariui, kad jie yra šepečiai. Normaliai, saloną su Kerkeriu. Žodžiu, nupirkom tą golfą. Ne, vaikas? Nupirkom golfą, dabar planas. Dabar. Rajomas viską. Projomai išskalauti, jopšik materė. Golfas čipuotas pasirodo, nes eina tikrai kaip ne 6 kW, tai kas gal nesakėm, tai čia yra Volkswagen Golfas 1.9, 6 kW. Tai čia tiesiog eilinis golfas. O kad pačipuotas labai gerai, nes viena iš rungčių bus, kad reikia galios, tai tikiuosi laimėsim. O, ačiū vairą pasuka. Gerai! Svarbiausia, kad tą šunį paliko tenai. Šuo čia pas mūsų kelionės talismanas bus vaikas. Va. Žodžiu, esmė tame, aš dabar čia kiek matau. Tai už to šlangos, už to vairo stiprintuvo škyvelis. Ir pačios ankabėlės čia nėra. Kaip gali būti ankabėlės nebūtų? Aš nežinau. Nulėk. Ankabėlė viduj. Nu, bet tai kur diržas sukasi? Ten škyvo? Tu to škyvelio nėra. A, škyvo nėra vis. Nu, to škyvelio, jo. Kad tą generą išimti, reikia pirmiausia jį išimti, nes ten nulėkęs sankabėlis, tas visas kremulys. Likėte tik viduriai, tai į tą vidurį reikės atsukti. Bet mes per čia neprieinam. Į sveikatą Justas. Ačiū. Tai pasistumė mes jas gal lipsim į duobę, nusimsim dugno apsaugą, nusimsim kondiškį siurblį ir tada įsimsim generą. Sėmė generą, jeigu toks pat gal įdėsim kitą generą tiesiog arba sankabėlę pakeisim. Ir tada vėl atgal įdėsim. Tai nežinau, dabar kiek yra valandų. Justai, to aš pasakysiu. Dabar yra po 10:06. Tai dzinda. Tai kada baigsim, aš spėju 12. Ne, 1 nereiks. Aš kai kipsiu į darbus, tai čia nieko nereikės. Nes kaip jūs dabar veidrodį matote, tai BAIM! Kas toks, kas siuntė? Taigi šviesą biškį. Vau. tą patį šūdą. Pas mus geresnis. Deivai? Maladien. Ką čia veiki? Man tave užmuš, kad tu mums padedi. Iš vis ką tu veiki čia? Netam reikalas. Mes planų negalėjom susidėlioti nafik. O neturi kokių kelnių? Parduotuviai. Yra kokių kelnių? Aik, aik. Mano dydis kaip pas visus XS-as. Kas tau čia aprangos galerija? Pa! Mano dydžio kaip tik, na. O kodėl tu basas po garažą baltom kojinį vaikštai? Aš nenoriu šortų įsipurvinti. O gal ir batukus turi draugas, na. Gerai, nefilmuok dabar rengsiuos. Reiks? Nefilmuok. Nu bus fashion. I'm thirsty. Pas mus geresnis aparatas vis tiek. Eip. Make sure you don't drop it on your head.
Kas buvo? Iškrito galvos. Make sure you don't drop this on your head. Iškrito tas? Tai kur tu jį užkabinai? Tai aš jau nekabinau būtent. Aš tai šitai palikau. Nu tai padeda tau tvarkyti. Šitą tai хуйня, bet bent žinau, kad nenukris ant galvos, nors. Man iš lango domau. O jo. Žinai, va čia ties čia plyšus. Nu tai jau nereik laikyti nieko. Jau išbėgau, kaip reikėjo. Būtų Justas gavęs dušo. Jie vyrai čia drėgna. Laikyk, tik nepaleis maldauju da. Eitvė, bėga! Iš čia nebėga jau. Bėga. A, tu mate Laikyk! Seni, tu to vietoj genero laikai žioplyje. Tai arba prakiši ir laikau, arba... Tu kaip man praeit? Viskas jau praėjai, seniai, jau aš laikau. Laikyk! Tai jau traukta generas, debilė. Tai pilnos pažastys, trina. Justas vakar gimė. Dabar yra 1 valanda nakties. Sakiau, kad būsim iki 1. Būsim iki 1. Pabuvom iki 1. Bet iki tos 1 išėmėm tik generatorių. Galvojom, kad turim kitą generatorių, pasirodo netinka. Nes mūsiškis yra mažesnis negu mūsų turime. Čia yra nuo B6 Passato, čia yra nuo Golfo. Tai jau bėda buvo tokia. Dalykiai. Skrimulys šitas visas. Ir ragas, su triperiais dar nebaigim. Kovosim iki galo. Rytoj turi pajudėti, bet nepajudėsim. O mes šiandien baigiam, nes neturim generatorius. Rytoj Eitvydas važiuos prie generatorių, judės vienas pats savom rankomis ir aš važiuosiu jau. Sakysiu, nauja mašina, kibaba jau važiuoja. Šiandien ryte nuvažiavau iš Rota, nupirkau generatorių, viskas čia tinka, koks reikalingas. 120 amperų, jis šiek tiek mažesnis. Bet bandžiau šį čia dabar dėti. Norėjau šitas į vorėlės biškį stumtelt. Šitą jau pastumiau, kitą kaliau. Ir karočią, nukaliau. Lūžo ausis. Žodžiu, sekasi taip. Turim išvažiuoti kažkur 3:30. Mes dar genero neturim. Žodžiu, Deivas nuvažiuoja paimti naujo, žiūrėsim. Laukiu Deivo, atveš generą, bandysim dėti. Gal Deivis padės biškį kažką čia, kad greičiau įvyktų. O Justas darbe, dėl to jo nėra, reikia man dabar čia sūt galvą. Žodžiu, tai atvežiau generą. Kažkas ausį nulaužė. Atvežiau kitą, dabar bandom tos įvorės biškį patraukti. Kažkaip atsargiai nenulaužiant vėl ausies. Aš realiai va, už 15 minučių turiu išvažiuoti biškį. Tai nežinau, kaip mes čia šiandien spėsim 4 valandą išvažiuoti. Nu, tikslas jau išvažiuoti šiandien. Na, tada kaip išėmė, taip ir įdėlino. Kažkaip per lengvai čia atgalėjo. Užsiėmė sunkiau. Matai, vakar jau pavargęs buvau šiandien, va. Iškart viskas dirbas, viskas į vietas dedas. O, Eitvė jau spėjo įdėti generatorių, įdėjo, prisuko vairo stiprintuvų siurblį, buvo šlanga, čia kažkokia tai deda. Iškai tai siaubo buvo tai kultūryta, bet užkultūrino ant viršaus. Žodžiu, eiti išvaliai ruoštis, man nusiprausti ir atvarys, susidės daiktus. Aš šitą laiką padalinau mašiną. Gerai atrodo, pamiršau uždėti reikalingiausią daiktą. Tai yra, dėsiu šitam šonį, nes mes visus lenksim. Tai yra ženklas, kad automobilis yra mūsų ir priklauso mūsų komandai. Justas ką puti?
Alio. Padangas. 2,5 atmosferos. Pučiam orą. Dugnas. Dugnas. O čia. 6 kilovatai. Pučiam rėdam. Bėgam. Mes nuo jūsų bėgam. Kurimi patogus tas golfas iš tikrųjų. O čia nesportinis mobilis. Wow! Tu dar nespaus, mes nežinom tos mažos buglės, gal šito jinai įsirakis. Alio, tu balvonė! Tu gerai, kad aš dar gyvas likčiau. Nebijo. Priegi varoma mano čia sritis, na. Šiaip 6 kilovatų, kas žitavė, kas ištems. Vairuotų daug tą raciją, parodį, kai baranką sukiauji. Būtų gerai, kad mes šiandien pasiektume postą. Dabar vyksta rally crosas lenktynės. Priešininkai labai čiknaus, eiti sunku važiuoti. Ar jūs kažką šiandien mums parodysit? Ar tik myšit į batą, ar važiuosit iš paskos? Lenkijos? Nežinom, kur važiuot. Jūs aplinkite, nežinot, kur važiuot. Pagal žemėlapį, tai mes turėtume važiuoti šone, biškį mes ne ten važiuojam. Dešinėje, Deivai! Per tos geltonus rūgius kažkokius. Divilė savo lempą įsimušė. Neįsimušė. Tu šiet lempą p***ą ir ne? Nežinom. Aš sakiau, kad išmušė lempą. Išmušiau lempą. O ką tu galvoji? Galvojau, ne? Tai tu protbokšti. Jisai protbokštis mušė priekinę lempą savo į kampą. A, jis lempą savo išsimušė? Nu? Aš galvoju stiklo garsas kažkoks. Vai, pabėsim numerį. Parodyk, kiek galiu paduot. Jau viskas. Da. Varyk, tą drąsiai, varyk. Ne, da, varyk. Ta gali, gana. Jau karačia raukosi. Nu va, Justas apsiramino. Ramus viskas. Auto įvykis su 3 gatvės su ką. Auto įvykis. Realiai tai demidžo mums daugiau padarė negu jiem. Privažiavom pabaigą, Justas. Čia rimta pabaiga. Nebėra kelio, vyrai. Vat ir prikepim vaikam kiaušinius taip. Varai patakai ratus čia ir pavažiuoja. Tai važiuok, jei nori. Dar ne. Ne, nevažiuok. Tai yra, va, teko keliukas. Gali būt. Man tą daviklį nulaužėm. Bėga tepalas. Bet minimaliai. Ko čia klaupės prieš tą mašiną? Nu. Kas čia? Ką jūs? Geras tas. Protą! Alio! Neuždarykit mūsų durų, nes nusirakės. Mūsų susirakina. Miegosit lauke tada. Įrodymas, kai tai irgi vairavo. Biškį, davė ir mapą vairuoju. Aš nevažiuoju, aš dar net nevažiavau. Čia drifto mašina. Bet netraukia. Aš nežinau, man nereikia. Iš jūsų patriperio eina ir balterijų atidūna visokieną. Prašyčiau nekomentuot, kas iš mūsų triperio eina. Ir apsaugą baigėt pamest jau kabo. Tu mažiau žiūrėk. Tiesą pasakius, jos nėra. Čia matau 2 metrus į priekį ir nedaugiau, bet mes jau beveik prie tikslo. Mes jau beveik atvykom, o dar reikia šiandien palapinę pastatyti. Rytoj bus daug turiningesnė diena. Važiuojam į vietą, pastatom palapinę ir duosim trumpą update'ą nuo laužo. Sveiki! Aš nežinau, ar matosi, Matosi. bet mes jau pasistatėm palapinę. Tie gaidžiai guli mašinoje, nieko neveikia. Žodžiu, mes statėm, kad biškį aplijo, nes šitą medžiagą nėra, jinai jau labai atspari čia vandeniui, o atspari viršutinis sluoksnis. Tai vis tiek kol tvėrėm, tai jinai sušlapo per kažkiek laiko. Įsirengėm palapinės. Palapinės kiek? Vieną palapinę ir vieną mašiną. Nu, jau apraudžiau viską. Tai va.
O dabar Susirinkom aptarimui Žodžiu. ir team buildingui mažam. mažam team buildingui. Žodžiu, šiandien nieko gero jaučiu nepamatėt, bet turėjom mažai laiko. Esmė tame, kad išvažiavom šiek tiek be plano, tai viską, ką pamatysit šito projekto metu, bus iš esmės improvizacija. Mes ant tiek kieti, kad viską improvizacijos. Eksternų laikysim egzaminą šį kartą. Tai šiandien dienos epizodą baigiam, ne? Greičiausiai baigiam. Tai Sekantis bus įdomesnis. Aš laukiu lietaus.